Pirmas dublis. Savanoris tai žmogus, kuris nori praleisti laiką ir daryti gerus darbus. Tai toks žmogus, kuris daro visuomeniai naudingą darbą, neprašydamas už tai jokio atlygio. Savanoris tai yra žmogus su didelė kantrybė, kuris daro gerus darbus žmonėms arba nebūtinai žmonėms, tiesiog tikisi, kad ateityje jam irgi ateis visos gero. Savanoris tai yra žmogus, kuris ieško savęs, daro darbus, užsiima tą veiklą, iš kurios negauna jokios finansinio atlygio. Toje veikloje, tose darbuose savanoris tai žmogus, kuris savanoriauja, gali mokyti kitus, jis pats ugdo save kaip asmenybę. Savanoriauti galima įvairiose įstaigose, kurios priima savanorius. Ir koncertuose, renginiuose, visuose dalykuose. Ir šiukšlių rinkime net gali savanoriauti. Jurbarke galim savanoriauti Panteros klube. Na, pavyzdžiui, sutrikusio intelektų jaunuolių centre. Galima dar savanoriauti ligoninėje ar policijai. Visą informaciją galima rasti atviroje jaunimo erdvėje, nes tiesiog galima pasiklausti, kaip savanoriaujama ir visą kitą. Kodėl žmonės savanoriauja? Aš manau, kad žmogus, kuris nori savanoriauti, tai jis nori padėti kitiem, padaryti gerą, kad, pavyzdžiui, aš bent jau kodėl savanoriauju, tai matau žmonės, kaip jie šypsosi, tai va taip suteikia džiaugsmą. Dalintis, va tas savanoriavimas yra dalyba kažkokia, tai va aš manau, kad dėl to savanoriauja, kad jiem yra gera tai daryti. Manau, čia priklauso ir nuo žmogaus, ne kiekvienas žmogus galėtų savanoriauti, bet jeigu žmogus savanoriauja, tai manau dėl to, nes jam tai yra smagu, jam smagu teikti žmonėm gerą ir tiesiog jis jaučiasi laimingas tai daryti. Šiuo metu savanorystė Lietuvoje nėra labai populiari, bet tai sparčiai populiarėja. Manau, kad pastaruoju metu jinai pradėjo populiarėti vien dėl to, nes žmogus savanoriauja dėl savęs, kad nori atrasti save. Ir jisai po to papasakoja savo draugui, tai savanorystė plečiasi, manau, gal jinai populiarėja. Manau, kad savanorystė dideliu tempu Lietuvoje populiarėja, tačiau vis tiek gaila, kad dar daug žmonių savanorystę supranta tik tai kaip tarnavimo kariuomeniai. Savanoriauti galima visą gyvenimą, aš manau, iki pat senatvės, tai nuo pat 14 metų iki 90 ateit vaikam pasakas sekti į jaunimo erdves ir tipo, davai varom ir būti tam širdį jaunas ir daryti gerus dalykus. Kiekvienas žmogus, aš manau, kad gali daryti gerus dalykus, tik reikia noro ir truputį šypsenos. Tai va. Savanoriai dirba, savanoriai linksminasi, savanoriai gyvena smagiai. Laba diena! Šiandien pas mus saldainiai. Aš sėdėjau. Manau, kad jinai greitu greičiu.